Labą dieną, deputatė. Net nepažinau, ūsai kiek ataugę. Tai ko toks susirūpinęs? Sveiki, Jonaitė, aš irgi jūsų iškart net nepažinau. A, ką jūs čia veikėt, klausykit? Ai, aš šiaip savo šiandien pažiūrėt. Jūsų ieškojau. Ai, malonu, visada kai ieško. Nebėra laiko, suprantat, vis tos, rajono problemos. Tai vat ir Rusus atleidau, ir vat nebėra kada savo problemų susitvarkyti. Mat kaip. Tai palaukit, sakot, Rusus atleidot? Iš kurgi atleidot, ar iš savivaldybės? Ne Rusus, Jonaitė, Ūsus atleidot. Rusus atleidot. O kuogi čia užsiimat, ką čia taip skaičiuojat, nu? Ei, Jonaitė, nusprendžiau pasistatyti šiokį tokį namuką. Nu, to čia dabar, deputatė, taigi turit puikiausią namą, prestižiniam rajone, didžiulį, gražuolį. Va, jūsų šnekos didelį prestižinį. O ar jūs žinot, kad nuo mano namo iki savivaldybės 7 minutės kelio? Nu. Tai jūs paskaičiuokite, kokius aš patiriu laiko nuostolius. Nu. 4 metus po 7 minutės vaikščiot pirmyn vėl. O, teisingai. O, bet tai tokioj vietoj gavot sklypą, matai, tai gal sklypas labai didelis? Nu, ką ten didelis? Vos, kad didesnis už namą. Nu, tai kad tai palapakė. Kad tai namas tada labai didelis. Nedidelis, jis mažesnis už sklypą. Tai turbūt jau deputatė dabar apie statybas ir te galvojate, jau kokį porą mėnesių, tai jūsų gal netrukdyti, kol pasistatysite. Jūs, Jonaitė, esat labai neteisus. Kodėl netrukdyti? Juk jūs mane išrinkot, kad dirbčiau jums, todėl trukdykite. Klausau jūsų. Tai vat toks reikalas. Vat vakar pas jūs lankėsi mano žmona dėl mokesčių lengvatų, suprantat? Ir šiandien sakėt, duosite atsakymą. Tai kaip jūsų ta žmona atrodė? Nu, taigi tokia, žmona, kaip žmona, pagyvenusi su paltu, Jonaitė, klausykit, kad jūs juokdarys, klausykit. Kodėl? Pirmą kartą girdžiu, kad moteris gyventų su paltu. Ką, jinai susidėjo su paltu? Ar piliečio pavardė paltas? Ne taip supratot, deputatė. Ne su paltu jinai gyvena tai su manim, bet buvo tuo metu, suprantat, apsirengusi paltą, languotą. Languota, sakote? A tai kokie ten langai? Mediniai, plastikiniai, su stiklo paketu? Deputatė, ką jūs čia kalbat? Suprantat, jinai skundėsi jums, kad mus mokesčiai labai varžo, Šiluminė varža, čia yra esmė, Jonaitė, esmė. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, mano namo šiluminė varža bus nemažesnė kaip 3,5. Suprantat, aš dėjau šitą putų polistirolo didelį sluoksnį. Štai, arba reikia dėti 3 sluoksnį akmens vatos. A jūs kur gyvenat? Aš tai gyvenu bendrabutyje, blokiniam name. A kokia jūsų šiluminė varža, Varža? Kad pas mus jokios nėra turbūt varžos, bet pas mus deputatė labai dažnai, matot, būna varžytinės. Kas tik nesusimoka mokesčių, tai to ateina antstoliai, kambarį aprašo, visą turtą aprašo, visą šeimą išmeta į gatvę, taigi. Tai nuo tokio gyvenimo, taip sakant, ne vienam jau stogas pavažiavo. Sakot, stogas važiuoja? Tai čia važiuojantys stogai šitie, tai čia yra kažkokia nauja konstrukcija, A kieno tai išradimas, Jonaitė? Tai aš tai nežinau, deputatė, kieno tai išradimas, bet tik tai žinau, kad dabar labai paplitęs šitas išradimas Lietuvoje. Daugumai stogai važiuoja, kai tik tai neturi už ką susimokėti mokesčių, labai dažnai ką nors išdurnėjusi pamatai. Štai, Jonaitė, jūs teisus, pamatai. Pamatai tai yra svarbiausia namui. Ir jie turi būti būtinai betoniniai. Bet jūs žiūriu statybininkas, Ką čia kalbat, aš pensininkas? Ne, bet vis tiek malonu, žiūriu, puikiai jūs suprantate daug apie statybą. Visada malonu man jums padėti. Ar dar klausimų turite? Tai kad deputatė, aš nesuprantu, kurį čia klausinėjom dabar. Ką jūs, Jonaitė, nedėkokite, juk toks mūsų darbas, kad padėti žmogui, tam mus ir rinkote. Klausykit, Jonaitė, užsukite, turėsite problemų, užsukit. Gal kada nors padėsit ir man, ar plytas nešti, gerai? Sėkmės, Jonaitė. Labai ačiū, deputatė, kad leidot. 4 pasimsiu plytas, gerai tuoj. Ačiū labai.